Sveiki, mėlyjeji. Esu Lina Kontautienė iš įmonės OB Lignilinėje ir mes esame degintos medienos gamybos ekspertai. O šiandieną kalbinsiu Domą Zastartą iš įmonės OB Naikinta, kurie jau iš pavadinimo aišku, kad kažką naikina. O jo paslaugos yra reikalingos man, o gal jos yra reikalingos jum, taip pat ir sužinosime. Tad labas, Domai. Labas, Lina. Papasakok, tai ką vis tik, kuo užsiema jūsų įmonė? Taip, tai aš atstovauju savo įmonę OB Naikinta, esame kenkėjų kontrolės paslaugų tiekėjai, aptarnaujame tiek fizinius asmenis, tiek įmonės. Tai gali būti ūkininkas, gali būti maisto pramonės atstovas, logistika ar bet kuri kita įmonė, kuri turi savo pastatus, kurioje vyksta kažkokia gamyba. Taip pat ir fiziniai asmenys, kuriuos aptarnaujam kiekvieną dieną. Va, kaip aiškiai, trumpai ir dabar mums aišku, kad galime būti ir mes, ir jūs tavo klientais. O apie kenkėjus, trumpai papasakok, kas gali būti tie kenkėjai? Taip, tai jeigu kalbame apie verslą, apie juridinius pastatus ir verslus, tai sudaromos sutartis, yra tam tikras sektorius, kur yra privaloma turėti tokias sutartis ir likęs sektorius tiesiog automatiškai aptarnauja savo veiklą, kad neatsirastų graužikų, skraidančių vabzdžių, širšės gali kelti pavojų, kaip pavyzdys, kažkokie vabzdžiai, skruzdėlės, tarakonai ar ne. Tai visi šitie kenkėjai yra pavojingi, jie gali sudaryti nehigienišką aplinką produkcijai, todėl juos reikia naikinti. Fizinis asmuo dažnai kreipiasi taip pat dėl tarakonų, dėl maistinių kandžių, dėl blakių, dėl vorų, kurie nudergia fasadus pastatų, nukenčia ar ne, kokybę, valymo paslaugos išauga kaštai. Tai tokios sritys, dėl ko dažniausiai fiziniai asmenys kreipiasi. Taip, ir dabar ar tai būtų įmonės, ar tai būtų fiziniai asmenys, gali į tave kreiptis iš kokio miesto, iš kokio regiono? Tai aptarnaujame visą Lietuvą, tai pagrindiniai, aišku, didieji miestai yra, kur turime technikus, tai klientai informuojame, jeigu neturime jo vietovėje, miestelyje techniką, kiek tai galėtų užtrukti papildomo laiko arba kašto, ar ne, jeigu tiesiog tame regione neturime žmogaus. Pavyzdžiui, jeigu esate iš Mažeikių, tai jūs aplankys technikas kartą per mėnesį, bet kokiu atveju? Taip, pagal sudarytą sutartį aplankome pagal sudarytą grafiką, tai problemų nesukelia. Jeigu tai yra vienkartiniai darbai, informuojame klientą, kiek tai galėtų kainuoti, sakykime, papildomai už atvykimą, ar ne? Bet tą paslaugą galime suteikti bet kokiu atveju. Gali šiek tiek skirtis kaina tiesiog. Ir greičiausiai tą paslaugą atliksite greitai per 2 arba 3 dienas, jeigu tai yra ekstra reagavimas. Pavyzdžiui, jeigu jūs užpuolė širšės. Taip, jeigu yra ekstra reagavimas, kur gali būti pavojinga ir žmogaus gyvybė arba kažkokiai veiklai, tai dažniausiai reaguojam per 2 dienas, kartais net ir tą pačią. Ir jūsų konkurencinis pranašumas? Mūsų konkurencinis pranašumas inovatyvumas. Tai visur diegiame šiuolaikinės sistemas, ypatingai stipriai atsakome popieriaus, viskas yra apskaitoma elektroninėmis priemonėmis ir formomis, tai klientai realiu laiku mato visus atliekamus mūsų darbus, procesus, tai iš tikrųjų šitoje vietoje jaučiame didelį pranašumą prieš kitus tiekėjus. Taip pat ir klientai atsiliepia apie šitas paslaugas. Ir dar žinau, ką sako klientai. Dar sako klientai, kad labai patinka jūsų aptarnavimas, todėl kad greitai reaguojate, visą laiką yra žmogus, su kuriuo galima susikalbėti ir tenkina atliekamų paslaugų kokybę. Taip, iš tiesų, pabandykit, paskambinkit, užsisakykit paslaugą, įsitikinsit. Malonus aptarnavimas, greitas technikų reagavimas, paslaugos išmanymas ir niekados nepaliekame neišspręstų problemų iki galo. Tai ar jau einam naikinti ką nors? Taip, Lina, važiuojam, apžiūrėsim tavo aplinkos. Važiuojam į gamyklą, pasižiūrėsim, kaip atsikratyti tų mažų ir didelių, galbūt graužikų. Tad ačiū, kad žiūrėjote. Linkime gražaus prieš šventinio laiko ir ačiū Domai, kad bendravai. Taip. Linkėjimai, Lina Kontautienė OB Lignilinėje. O aš linkiu saugios aplinkos. Iki. Iki malonaus.